Gerą dieną jaunimas! Tai visus sveikinu su kripto rinkos prabudimu po ilgo žiemos miego. Nuo paskutinės laidelės bitkoinas paaugo $8,000. Aš pats to prabudimo tikėjausi tik kitų metų pavasarį, vasarą kažkur. Šiandien paskaičiuosim Sailoro BTC, pasižvalgysim po grafikus ir pažiūrėsim, kiek pinigų galim gauti kaip palikimą. 3-4, važiuojam! Top 10 jau daug malonesni akiai skaičiai, nors ir pastaruoju metu matom šiokį tokį pakritimą, bet 7 dienų stulpelyje prie kai kurių kriptovaliutų šviečia labai senai matyti skaičiai. Solana ir Matic rodo įspūdingą 30% prieaugį per 7 dienas. Kripto bendruomeniai šitie du koinai labai mėgstami, tai jau prasideda spėlionės apie naujus all-time high. Prie mūsų Telegram grupės galit prisijungti, paspaudę ant pakvietimo komentaruose. Jungiamės naujienas ir turim įdomią statistiką, kad šiemet skaičiuojant nuo šių metų sausio mėnesio piniginių skaičius, kurios turi virš $1 milijono vertės BTC, padidėjo trigubai. Jei sausio 5 dieną Bitcoin kainai esant apie $17,000 turėjom 24 000 tokių piniginių, tai dabar jų skaičius pašoko iki 82 000, o iš jų 6666 piniginės ir dar 6 žąsys su 6 žąsiukais turi virš $10 milijonų vertės Bitcoin santaupų. Atrodo, kad milijonieriai išlaukė savo laiko Bitcoin pasipildymams. Ir čia kaip tik Reddite vienas bičas dalinasi savo susirašinėjimu su sese, kai jin paprašė jo patarimo, kur investuoti $10,000. Jis iškart pasiūlė pirkti pusę bitkoino už $8,500. Ir čia pats nuostabiausias pavyzdys, kaip žmonės nesidomintis apie kripto rinką reaguoja į tokius pasiūlymus. Nebejoju, kad kiekvienas su panašia situacija buvot susidūrę, jeigu per bear marketą darėt užsipirkimus, kad ir kaip sunkiai tam kilo rankos. Jis jai aiškina, kad dabar kaina yra nukritusi ir išeina daugiau satošių. Jin atšauna, kad nukritusi kaina negundo jos nusipirkti BTC. Ir prideda, kad neturi tiek pinigų, kad išmestų juos ant Bitcoin. Kaip suprantu, jin šitą investiciją mato kaip pinigų paleidimo vėjais. O dabar paskaičiuokit patys, kiek turėjo tokių draugų ar pažįstamų su tokia pat kaip tos sesutės pozicija. Na, keliamės į X, kurio adresas yra twitter.com. Paskutinis Bitcoin ETF pasispardymas šiais metais. 2 deadline'ai sueina šį penktadienį 17 dieną ir vienas 21 dieną. Yra tokių, kurie tikisi, kad yra mažas šansas, kad būtų jie patvirtinti iki to laiko. Nes jeigu ne, tai yra 90% tikimybė, kad jie bus patvirtinti bet kada iki kitų metų sausio mėnesio vidurio. Kai tiek pralaukiam, tai tie porą mėnesių su šventiniu laikotarpiu praskris taip greit, kad net nespėsim mirktelt. Toliau metas grafikams. Lenteliai palyginami prieš tai buvę 3 etapai iki naujo all-time high. Uždėjus tos stačiakampius, ant šių dienų kainos judėjimo matom, kad vis dar esam kaupimo stadijoje, prieš naują prognozuojamą kainos kilimą. Kitas X naudotojas rodo grafiką ir sako, kad Bitcoin kainos atšokimas nuo 200 savaičių judėjimo vidurkio anksčiau visat užkurdavo raketą ir žiūrėdamas į istoriją spėja, kad šį kartą bus taip pat. Dar vienas grafikas rodantis, kiek monetų išlaikytų vienus metus yra perkeliama. Ir čia žiūrint į ankstesnius atvejus, kai ši geltona linija pasidarydavo plokščia, vėliau visat prasidėdavo kainos kilimai. Didieji Bitcoin perkelimo kalniukai pasirodydavo prieš naujus all-time high. Toliau Bitcoin News rodo įdomią statistiką ir klausia, kas nutiks Bitcoin per ateinančius 30 metų, kai internetu besinaudojanti tūkstantmečio karta paveldės didelę dalį $142 trilijonų vertės turto, kurį šiuo metu valdo vyresnės kartos, o jaunimas jau kažkokį procentėlį ir į kripto mėgsta įmesti. Lenteliai matom, kad vien baby boomerių karta, kuriems dabar apie 66 metus, valdo $78 trilijonų vertės turtą. Vienaip ar kitaip tas jų turtas atiteks jaunesniems kartoms, nes kaip PVZ nekilnojamas turtas tai ne bitkoinas, į kapus su savim nenusineši. Sekantis X-as. JP Morgan prognozuoja, kad bet koks spot Bitcoin ETF patvirtinimas būtų labai didelis laimėjimas kriptovaliutoms, bet jis nesukels naujo kapitalo antplūdžio, kaip teigia daugelis.
Jie pažymi, kad tokie ETF jau egzistuoja Kanadoje ir Europoje ir nuo pat jų įkūrimo sulaukė nedidelio investuotojų susidomėjimo. Na, gali ir tai būti, bet žinom, kad Amerikai daug didesni pinigai ir dar prisiminus, koks šuolis BTC kainos buvo po fake news iš Cointelegraph, tai efektas po patvirtinimo kažkoks vis tiek turėtų būti. Beje, po SEC patvirtinimo dar nemažai dienų turės praeiti, kol tas ETF-as įsigalios ir turto valdytojai pradės pirkti. Kažkas ten iki 2 mėnesių gali trukti. Toliau įdomus pranešimas, kad agentūra Moody's sumažino JAV kredito perspektyvą nuo stabilios iki neigiamos. O tuo tarpu Salvadoro prezidentas dalinasi naujieną, kad S&P Global Ratings pagerino Salvadoro kredito reitingą, nurodydama, kad vyriausybė stengiasi pertvarkyti savo trumpalaikius vietos skolos įsipareigojimus. Fantastiškai tvarkosi Bukele, per tokį trumpą laiką sugebėjęs ištraukti šalį iš visiškos duobės. Nesenai mačiau naujieną, kad jie sugebėjo net 14% atpiginti elektros kainos. Visur pasauly brangsta, o jie sugeba atpiginti. Judam toliau. Šiąnakt vėl pasileido fake news. Šį kartą šoktelėjo XRP kaina po netikrų pranešimų, kad BlackRockas atseit darys ir XRP ETF-ą. Na, kas investavo į tas melagienas kurdami, matyt pasidarė pelno, nes kainos piglį pavyko padaryti. O čia turim video iš Pasaulio ekonomikos forumo, kur ant scenos sėdi ir Ripple CEO Bradas Garlinghausas. Pastaruoju metu Ripple turi labai daug gerų naujienų ir plačiai užmezga bendradarbiavimus su centriniais bankais. Nors XRP koinas labai centralizuotas ir yra visiška priešingybė Bitcoinui, daugelis laiko į savo portfeliuose tikėdami didelių X-ų būtent dėl jų ryšių su tokiom organizacijom kaip VEF ar centriniais bankais. Juk Pasaulio ekonomikos forumas nesikvies kokio Bitcoin Maxio ant scenos. Bent jau kol kas. Lendam lauk iš Twitterio ir žvilgtelkim į MicroStrategy portfelio statistiką. Iš viso jie turi sukaupę 158 400 BTC. Kurių vidutinė pirkimo kaina yra šiek tiek žemiau nei $30 000. Šiuo metu kaina esant virš $36 000 už vieną BTC, jų Bitcoin investicija yra pliuse 22%, kas gaunasi $1 milijardas. Wow! Kompanija šitą strategiją pasirinko prieš 3 metus ir 2 mėnesius. Nukritus kainai daug kas šaipėsi iš Sayloro plano ir pirštais rodė į raudonuojančius portfelio procentus. Bet jis laikėsi nustatytos krypties ir toliau tvirtai investavo į BTC. Ir istorijai matosi, kad paskutiniai 10 kompanijos užsipirkimų yra geram pliuse. Nors jie ir padarė didelių investicijų kainai esant virš $50 000, bet 2 stambus pirkimai, per kurios sukaupė virš 38 000 BTC, kai kaina buvo apie $11 000 už monetą, jiems leidžia išlaikyti žemą vidutinę pirkimo kainą. Baisu net pradėti skaičiuoti, kokie ten profitai pasirodys, jei, kai Bitcoin kaina bus pakeliui į naują all-time high. Pabaigai pasaulio žemėlapis, rodantis, kur kriptovaliutos yra legalu ir kur ne. Kol kas turim tik 2 taškelius, rodančius, kad šalyje Bitcoin yra legal tender. Visa Šiaurės Amerika ir Europa yra žalia, kas reiškia, kad kripto čia yra legalu, išskyrus vieną šalį pažymėtą raudonai. Ir tai yra Šiaurės Makedonija. Jei keliausit po Makedoniją ar kokį Afganistaną, tai kripto appsus palikit namie. Tai va jaunimas, pagaliau sulaukiam prabudimo mūsų mėgstamiausiai rinkoj, altcoinai jau ir vieną kitą X pradėjo daryti, ilgas laukimas ir DCA strategija daugelį jau atsipirko, bendruomeniai vis pasigirsta kalbų apie ankstyvą išėjimą į pensiją, Sayloras ragina nepavėluoti traukinį, nes neatrodo, kad jis ruoštųsi keisti savo nustatytą tikslą. Taip pat dauguma laukia BTC korekcijos, nes visad prieš kilimus kaina kažkiek pakrenta. Kaip čia bus, galim tik spėlioti, o gal bam ir patvirtins ant dienų tą ilgai lauktą ETF-ą. Na, pagyvensim, pamatysim. Pradėjau dabar kelti YouTube ir Shorts video su naujausiam kalbom įžymiausių bitcoinerių. Vienam iš jų Sayloras sakė, kad pats asmeniškai turi 17 700 bitcoinų. Kviečiu užsiprenumeruoti Kriptomenulio kanalą, to dar nepadariusius. Jei laidelė patiko, spaudžiam laiką, iš mane šiandienai bus viskas, iki kito karto ir bye bye.